Sveiki, esu Sandra Jakulienė, nekilnojamojo turto brokerė iš Remax kompanijos. Aš padedu savo klientams parduoti, nusipirkti, pasikeisti ar išnuomoti jų nekilnojamąjį turtą Vilniaus regione. Dirbdama su savo klientais turiu tik vieną tikslą. Man svarbiausia jums padėti įvykdyti sandorį greičiau bei gauti geriausią įmanomą kainą. Tai yra, man svarbu, kad mano paslaugos jums atsipirktų. Šiandieną paaiškinsiu, kodėl parduodant nekilnojamąjį turtą labai svarbu pradėti pardavimą nuo teisingos kainos. Pirmiausia, trumpai apžvelkime patį pardavimo procesą. Kiekvienas tikras pardavėjas, nepriklausomai netgi nuo prekės, nori parduoti brangiau, o pirkėjas sumokėti mažiau. Tačiau pardavimas įvyksta tik tada, kai jie abu, tiek pirkėjas, tiek pardavėjas, priartėja vienas prie kito kainos lūkesčių. Tai yra, sutinka su sandorio kaina. Nekilnojamojo turto rinkoje viskas vyksta taip pat. Pirkėjai visada ieško geriausio kainos ir kokybės pasiūlymo, o pardavėjai ieško tų pirkėjų, kurie sutinka mokėti daugiausiai. Kaipgi surasti tą pirkėją, kuris sutiks mokėti daugiau? Parduodant nekilnojamąjį turtą, sėkmės paslaptis slypi susidomėjusių pirkėjų kiekyje. Kuo daugiau pirkėjų sudominsite savo parduodamų turtų, tuo brangiau jį parduosite. Jūsų pardavimo kaina tiesiog natūraliai išaugs dėl pirkėjų tarpusavio konkurencijos. Bet kaip prisivilioti daugiau pirkėjų, jei rinkoje tokių pat pardavėjų kaip jūs yra daug? Daugelis nekilnojamo turto pardavėjų klysta, pradėdami pardavimą nuo per didelės kainos, tikintis, jog neatsiradus pirkėjų, jie kainą visada galės nuleisti. Turėkite omenyje, kad šiandien pirkėjai kaip niekad anksčiau puikiai išmano rinkos situaciją. Mat, tam, kad galėtų jie palyginti rinkos kainas, jiems tiesiog net nereikia išeiti iš namų. Daugeliu pasiūlymų jie gali apžiūrėti internete. Kol pirkėjas išsirenka jį dominantį turtą, jo paieška užtrunka apie 3-6 mėnesius, o kartais netgi ir ilgiau. Ir įsivaizduokite, visu šiuo laikotarpiu pirkėjas akylai stebi jį dominančią rinką ir netgi mintinai prisimena visus peržiūrėtus skelbimus internete. Jį domina tik tie pasiūlymai, kurie yra patys geriausi. Todėl tikimybė, kad parduosite savo turtą gerokai brangiau negu rinkos kaina, tiesiog lygi tikimybei laimėti loterijoje milijoną. Pradėję pardavimą nuo gerokai didesnės kainos nei rinkos kaina, galite galiausiai skaudžiai nusivilti. Mat, tik tuo met, kai parduodamas būstas rinkoje būna naujiena, tai būna pirmąjį pardavimo mėnesį, pirkėjų susidomėjimas juo būna pats didžiausias. Bet didžiausią susidomėjimą jūs gausite tik tada, kai jūsų nekilnojamo turto rinkos kaina atitiks pirkėjų lūkesčius. Tuo atveju, kai pasiūlote turtą gerokai brangiau, pirkėjų dėmesys iš karto nukrypsta jūsų konkurentus, siūlančius geresnę kainą. Vėliau net ir sumažinus kainą iki realios rinkos kainos, tokio pirkėjų susidomėjimo, kokio galėjote sulaukti pirmąjį pardavimo mėnesį, nebesulauksite, mat rinkai tiesiog būsite nebenauji. Tada, kai jūsų pasiūlymas užsibūna rinkoje keletą mėnesių, pirkėjų tai pradeda kelti įtarimą. Jie tiesiog galvoja, jeigu šio turto iki šiol niekas nenupirko, galbūt kažkas yra su juo negerai. Taigi, kuo ilgiau neparduodate, tuo daugiau prarandate susidomėjimo ir mūsų žargonu kalbant, skelbimas tiesiog nusivalkioja. Todėl norint vėl prisivilioti pirkėjus, turėsite skaudžiai mažinti kainą ir parduoti už mažesnę negu rinkos kainą. Taigi, tik greitai parduodamas nekilnojamasis turtas, parduodamas brangiausiai. Jeigu nenorite prarasti pirminio patrauklumo, iš karto pradėkite pardavimą už realią rinkos kainą. Organizuokite atvirus namus pirkėjų konkurencijai padidinti. Taip laimėsite daugiau. Jeigu jums reikalinga mano pagalba nustatant nekilnojamojo turto kainą Vilniaus regione arba jį parduodant, skambinkite žemiau nurodytų telefonu ar užpildykite užklausos formą paspaudę ant šalia esančios aktyvios nuorodos. Iki.